Sveiki. Tai šitas video bus nestandartinis mano nuo to, ką aš visą laiką šiandien darau. Aš nusipirkau 4 skirtingus ramenus. Jie visi yra hot. Tai yra, jie visi aštrus. Ir palyginsiu, kuris yra aštriausias iš visų šitų. Aišku, buldakas juodas yra žiauriai aštrus. Esu vieną kartą gyvenime ragavęs, vieną kartą gal prieš 3 metus kažkur. Raudono aš nesu ragavęs. Ir raudonas yra aštresnis dvigubai negu juodas. Tai čia yra, čia man atrodo korejietiški tie ramenai skaitosi. Tai palyginsiu, kas yra, jau dabar korejietiškus čia lengva gauti Lietuvoje, bet sakykime, jeigu nebūtų lengva gauti, tai ką galima gauti Lietuvoje, čia yra jau paprasčiausias variantas, hot chicken. Čia yra hot and spicy kažkokio skonio. Pirmas variantas jau čia nice, laukiu kol išbrinks. Čia tas toksai casual. Pienas dėl atsargumo aštrumui, bet aš manau, kad pieną reikia taupyti ir pasilikti šitiems. Okay. Čia basically pamakaluot. Kažkaip man čia, žinokit, neišbrinko per daugiausiai ir man atrodo teks dar uždėti tą dangtį. Ai, nors normaliai. Anyways, ragaujam. Nežinau, ar aš arba nepajaučiu normaliai skonio, arba jie visiškai neaštrus. Šito tai nežinau, kaip aš įkišiu į visą savo burną, tai... Jo. Kad akį kaip pataikė griaužė, tai jo. Techniniai nesklandumai. Gerai, sugrįžau. Viskas gerai. Labai nenoriu šiandien įsigrūsti tą burną tiek, tai... Nežinokit, jie visiškai neaštrus. Jeigu kas pirksit ir norit pigaus hot chicken bomžpakio, kaip mes sakom šiaip, negausit jokio aštrumo, tikrai prižadu, negausit. Visiškai neaštrus, nėra jokio aštrumo. Ta prasme, kaip normalus, paprastas bomžpakis. Kvapas tai intensyvus, negaliu meluot. Pieną patraukiam šiek tiek. Nežinau, ar man reikės, bet jaučiu reikės. Šitą, kaip ir sakiau, dabar eisime. Biškį atidariau, pramaišyti su šakutė uždariau. Aš nežinau, ta prasme, šiaip mano mergina sakė, nes jinai valgė šitą, kad jai buvo neaštrus. Bet iš kvapo aš duodu tikrai 100%, kad čia bus aštrus, bet jinai sakė, kad čia buvo ir neskanu. Gerai, ragausim. Iš tikrųjų žiauriai nenoriu, nes kai užpilinėjau tą river, kaip jis vadinasi, vanduo nebuvo per daug sumaišytas su prieskoniais, kai būna pakeičia spalvą. Jis toks buvo labiau permatomas vis tiek, bet šitas visas raudonas, juodas toksai. Šiek tiek aštrumo. Ne, gerai, jaučiu aštrumo. Duoda tokį biškį taip ir nueina. Jo. Šiaip žiauriai neskanus. Paimsim dar vieną kąstį vien dėl to, kad dėl to aštrumo įsitikint. Jo. Žinot, kaip pasakymas yra angliškas, it has a kick to it. Tai jisai toksai, it has a kick to it, bet toksai vaikiškas labai.
matot, va tą, jo, aš neploviu viso to kito, nes aš tiesiog vis dedu tą patį, nu, ta prasme, vis kitą, bet anyways, visą tą aš supyliau ir jis atrodo kaip... Oh my, jo, kažkaip nelabai noriu, jau. Hebra, aš nežinau, kokia magija įvyko čia, bet kai supyliau šitą ir užpyliau vandens, jis pradėjo vis burbuliuot, ko nemačiau nei ant to, ta prasme, niekada nemačiau kažko panašaus. Susitarėm taip, kad jeigu man po šito labai blogai, aš jau to tikrai raudono nevalgysiu, nes atrodo baisiai. Okay. Ne taip ir baisiai, kaip galvojau. Galėčiau valgyti. Negalėčiau valgyti, ta prasme. Su kiekvienu vis, kuo daugiau imu, tuo labiau karšta. Ir jo, šitas tikrai karštas. Tikrai daug aštresnis. Daug aštresnis negu tie. Stengiuosi negerti šito, nes aš manau, kad šitam tikrai reikės gerti. Wow. Kaip gera. Wow. I'm proud of myself. Bet laikas kitą imti. Laikas imti paskutinį ir patį aštriausią. Let's go. Okay. Uždengiam, kad brinktų. Galiu pasakyti, kvapas lygiai toks pat, spalva padažo lygiai tokia pati. Tai turbūt intensyvesnė jinai tiesiog bus, nes ten kažko pridėta labiau bus. Nežinau, bet vėl kaip pyliau vandenį pradėjau kunkuliuoti visą, ko nebuvo ant tų dviejų. Gerai, įvyko šiokia tokia bėdelė. Man išsikrovė kamera, turėjau persimest greitą ant telefono. Bet yra bėda, kad aš nežinau, kiek mano telefonas laikys laiko, vien dėl to, kad prisiminant mano situaciją, kodėl aš pirkau kamerą iš viso, vien dėl to, kad mano telefonas nusprogsta kažkodėl. Tai aš tikiuosi, kad nereikės man dabaiginėti šito video paskui, nes tikrai noriu jį dabar, kol yra viskas šviežia. Bet noriu labai tiesiog į burną greitai dėti, neliest lūpų kaip su ano, tai... Jo, jaučias. Dar vieną paimt, nes man atrodo nesąžininga prieš mane ir prieš jūs, kad imu tokį mažą. Ja, labai atsiprašau už tokį kontentą, bet nesau kaip degina. Dabar pamažu gurkšnosiu tiesiog šitą. Tai gale verdiktas. Nuo 1 iki 10 šitas. 0, nes jis buvo visiškai neaštrus. Nuo 1 iki 10 šitas. 2, nes jis buvo neaštrus. Bet, jautėsi kažkas, bet nebuvo aštrus. Nuo 1 iki 10 šitas. 7-8, sakyčiau, iš tikrųjų. Realiai duodant, ta prasme, stiprus 8, silpnas 7, sakykime. Ir šitas, kuris mane dabaigė visiškai, tai stiprus 10, nes aš turėjau pamažu valgyti jos mažiukus gabaliukus, ko... Jo, vienu žodžiu, 10. Jeigu norit žiauriai aštraus, imkit šitą. Jeigu norit prakentėti, imkit juodą. Jeigu nenorit jokių aštrumų, imkit tos anos 2. Tai... Jeigu patiko šitas video ir norit kažko panašaus pasekoje, palaikinkit, subscribinkit, pašėrinkit, parodykit meilės man, pozityvumo,
komentaruose parašykite idėjų, jeigu turit ir norit pamatyti kažkokių kitokių ir aš jas padarysiu. Su saiku, aišku. Nes sakiau, mano kontentas bus įvairus, aš ir pašnekėsiu temom, aš ir padarysiu kažkokį kitą kontentą. Bus visko daug, vis tiek čia yra jaukumas, tai kažkas jums vakariu, kad būtų linksmiau. Biškai jau sunku kalbėti, tai užbaigsiu šitą video va šitaip čia. Ačiū, kad žiūrėjote dar kartą ir iki kito video.